Michailo Landburgo novelė O kada pliūptelėjo lietus. O kada pliūptelėjo lietus, aš paskubėjau pasislėpti po oranžiniu nedidelio baro stogeliu. Po šią priedangą stovėjo moteris. Reikėgi taip staiga, prakalbau aš. Tel Avive, kas tai įvyktų visame staiga, atsiliepė moteris. Atrodė, ji buvo kažko susirūpinusi. Šalia mūsų atsistojo aukštas senyvo amžiaus žmogus. Pažiūrėjo į mus ir regis supratus, kad po stogeliu netilpsime trise, nuėjo tolyn. Lietus stiprėjo, o dabar dideli lašai, atšokdami nuo šaligatvio plytelių, nukrisdavo ant mūsų batų. Aš apžiūrėjau baro duris, jos buvo iš saugaus ąžuolo. Viduje sausa, pasakiau aš. Atrodo, atsiliepė moteris. Manau, ji ne 10 metų vyresnė už mane. Aš linktelėjau į duris. Neprieštarausite, jeigu užsuksime kartu? Ji neprieštaravo. Ką gersime, paklausė barmenas, jo ūsai buvo žili, dantys gelsvi. Moteris pažiūrėjo mane, jos didelės akys buvo pilkos. Mes pagalvosime, pasakiau aš. Moteris žiūrėjo, kaip aš galvoju. Pasukiojus galvą, aš atsargiai paklausiau. Degtinės priimsim? Moteris apžiūrėjo mane keistų žvilgsnių. Nuo degtinės mano kojoms negerai, atsakė ji. Aš paklausiau, tinsta? Išsikečia. Aš nusijuokiau ir staiga moteris apsiverkė. Barmenas pažiūrėjo mus, o po to nuėjęs į kampą pastatė groti diską su Ella Fitzgerald. Ji dainavo Lady Be Good. Sweet and lovely lady be good, oh lady be good to me. Dėl Dievo meilės atleiskite, pasakiau aš moteriai. Lietingomis dienomis aš kalbu kvailystės. Moteris nustojo verkti ir ištarė. Tel Avive truputis degtinės niekada nepakenks. Aš su palengvėjimu atsidusau.